Tinginių mankšta galite atlikti lovoje atsibūdus, galite atsigulti ant kilimo, svarbu tiesus kūnas, pečiai nekyla iki ausų, pagalvis po galvą neturi būti. Turit gulėti tiesiai ant pirštų galų ir mes ištiesinam koją kaip balerinos ir stengiamės po to pajungti po 5 kartus kiekvieno pratimo, bet čia jau matot, kad klubas kyla, kad juosmuo šiek tiek prasitemptų. Mes iškeliam kojas, plaštakas po dubeniu ir stenkimės įdarbinti pėdas. Tarp pėdų turi būti tarpas, kad būtų patogu ir sukti, ir nuleisti žemyn aukštyn. Tai yra vienovarikoze ir kiti dalykai. Dabar kulnas į kulną, išskėčiam kelius, išskėčiam pirštus į šonus ir stenkimės tiesinti į lubas kulnais kojas. Ištempiam kojas, kiek išeina, bet laikom plaštakas po dubeniu. Ištraukiam rankas, stenkimės ant pirštų galų, tarpas tarp kelių turi būti šiek tiek ir mes iškeliam ne per aukštai klubus, o taip, kaip būtų patogu juosmeniui. Pakeičiam pratimą, stenkimės tą ranką, kur yra mano veidas į ją, kad jinai būtų tiesi, bet ne per aukštai negu petis. Ir stenkitės sukti kojas arčiau kelias pilvo, į priešingą pusę, negu žiūri veidas. Pakeisim, vėlgi pažiūrėkit, kaip mano pėdos atrodo, kaip balerinos. Aš pakeičiau į kitą pusę savo veidą, petį nekeliu, stengiuosi, kad ranka būtų patogioj vietoj ir neskaudėtų man nei kaklo, nei pečių. Ir vėlgi aš stengiuosi per tempimą jausti. Dabar aš iškėliau kojas arčiau savęs ir stengiuosi su alkūnėmis atsirėmus į lovą, į vieną pusę ir į kitą. Bet vėlgi, pažiūrėkit, mano veidas yra tiesus. Pečiai nekyla, aš stengiuosi visą laiką taisytis. Dabar mes turim su keliais arčiau rankų. Netoliau nuo savęs. Jeigu jaučiat, kad jausmuo skauda, sustojat ir neatliekate šito pratimo. Pilo presas. Statinė padėtis po 5 kartus, aišku, bus per mažai, bet nors šiek tiek, bet žiūrit, kad viskas eina į lubas, veidas, alkūnės ir dirbam per šonkaulius. Iškvepiat viršų, įkvepiat apačioj. Dabar mes priešinsimės į kelius. Pečiai nuleisti, mes dirbam iš rankų, bet ne iš pečių. Stenkitės, kad kojas nekabėtų, o stovi kaip kėdė. Ir aš priešinuosi. Iškvepiu, stumiu, įkvepiu, kai šiek tiek atleidau. Išstumiu, bet keliai, pažiūrėkit, arčiau pilvo. Pakartojat pamoką, jeigu patiko. Apkabinu save už galvos ir bandau smakrą prilipdyti prie kauliukų. Palaikau, tempiasi kaklas. Puikiai. Tada bandot vis tiek įtraukęs pilvą būtinai, kad po lovą, tarp lovos ir juosmens nebūtų tarpo. Ir stenkitės smakrą dėti ant kauliukų. Tada jaučiam, kaip tempiasi kaklas. Tai yra stuburo toks pratempimas, jeigu tai teisingai atliekama. Iškeliam kojas, bet ne kaip kėdėje, o toks ilgis kojų turi būti patogus. Pirštai į save ir mes dirbam su vidiniais. Pečiai nuleisti. Vėl padėtis tokia, kad kūnui yra gera, kad jūs nevoliojatės bele kaip, o dirbat. Ir mes per šoną atsikeliam. Ramiai. Ir bandom nemaskatuoti per kelią, o judinti per vidinius, per kirkšnį. Tiesiai turi būti kūnas. Ta koja po apačia, jinai tvarkingai sulenkta. Dabar mes neeinam su koja atgal, tik į priekį šiek tiek, bet pilvo nespaudžiam. Švelniai dirbat. Pakeičiat pusę. Vėl. Koja neturi būti kaip status kampas, o šiek tiek į viršų ir judinat per kirkšnį, bet ne patį kelią. Čia lygiai taip pat, ne kelią judinam, o visą koją šiek tiek prieš klubą. Šitas pratimas gali būti atliekamas lygiai taip pat ilgiau negu 5 kartus. Atsisėdam ant lovos krašto, turi būti patogi padėtis kojų, nekišti po lovą, žiūrint kokią lovą, jeigu per aukštą, tai ant pirštų galų aš stoviu, išskėčiu savo kelius ant pirštų galų aš. Ir tempiu savo kūną į lubas, tam, kad ištempti slankstelį, paskui slankstelį į viršų. Žiūriu į nykštį.
pataisau padėtį kojų, išsiskečiu dar daugiau, kiek patogu ir bandau vos laikytis už galvos ir tiesią nugarą dėti. Taip, kad jausčiau tempimą. Tai yra nuostabus pratimas, bet jeigu kupra įsidarbina, tai yra blogai, sustokit, nedarykit, jeigu jausmo skauda, sustokit, nedarykit, reiškia blogai skečiatės arba kažką blogai darot. Čia pakartoju pamoką jums. Pažiūrėkit, mano lova yra per aukšta, dėl to aš turiu stovėti ant pirštų galų, bet tai yra gerai, kraujotaka patenkinta. Jeigu už galvos yra sunku laikytis, tai gali šiek tiek ant alkūnio, bet nereikia kelti pečių. Mūsų tikslas neišsiriesti, mūsų tikslas jausti malonumą. Čia pataisom vėl padėtį, atpalaiduojam viršutinę dalį, tada einam ant lovos krašto, vėl aš turiu iškelti pirštą, nes man per aukšta lova ir bandau stumti kelią į apačią su priešinga ranka, švelniai, tiesiai nugara. Filmuokite save tada, jeigu jūs jaučiatės, kad blogai atliekat. Jeigu bus kupra, nieko gero dėl savęs nepadarysit. Mes čia tempiam šiek tiek juosmenį. Jeigu kažkur spazmuoja dubenį, lygiai taip pat šitas pratimas yra tobulas. Na ir aišku, pritupimai, bet jie turi būti platus. Ir aš bandau iškelti pirštus, išskiesti kelius ir bandau judėti, aišku, tai greičiau, tai lėčiau. Ir svarbu, kad prie lovos kampo tam, kad nebūtų kupros. Galima prie stalo krašto. Ir tai yra tobulas pratimas, kuriuo dėka mes suaktyvinam labai daug dalykus. Labai gerai atlikti atsispaudimą. Šiuo atveju parodžiau tokį variantą lengvesnį, stovint prie sienos. Bet vėlgi, pažiūrėkit, atmatuoti reikia rankas. Jeigu per siaurai rankos skaudės pečiai, jeigu kelsit alkūnes į lubas skaudės pečiai, kaklą, neturit maskatuotis. Aš šiaip atlieku prie lovos krašto dažniausiai, dabar parodžiau, nors nuo kažko reikėtų jums pradėti, nes tai vienas iš geriausių pratimų. Įkvėpti reikia, aišku, prie sienos, iškvėpti, kai einam atgal. Vėlgi, ne pilvų dirbam, o vėlgi taisyklingas atlikimas turi būti. Dabar aš stumiu kojas taip nuo savęs, kad būtų patogu, nekiškit labai prie sienos. Ir tiesiog pastovi nuleidus pečius, galvą irgi atsiremiu į sieną, bet smakras neturi žiūrėti į lubas. Toks jums, kad laikot mandariną. Šitą taisyklę, kaip išlaikyti smakrąją padėtį taisyklinga, kaip ją nustatyti, aš jums parodysiu šiek tiek vėliau. Ir vėl neišsirečiam per juosmenį. Laikom dabar užpakalių sieną. Čia nepatogu, nes per mažas tarpas tarp lovos ir sienos. Ir parodau, kaip negalima stovėti, dabar galima stovėti. Ir aš bandau išsiskietus, jausti, kad man yra faina per juosmenį, kaklas nekaba, tvarkingai, turi būti vienas lygis. Nugaros su galva. Nekišti į viršų, nežiūrėti tik į apačią. Čia vėlgi paėgiu šitą pratimą, man patinka, nes tempiasi po užpakaliu. Tai yra tobula. Sėkmės jums ir ačiū, kad esate.